minutės sugaišė 89 ir 45 sekundės dalis, taigi dar net 5 baudos taškai, kontrolinio laiko normos viršijimas. Na ir galutinis dueto rezultatas 25 baudos taškai. Į startą kviečiama šių varžybų viena iš vykdytojų ir organizatorių Eglė Likšaitė ir žirgas Red Boy. Tai KVPN veislės žirgelis, priklausantis Fonaičiui Tadui Baltrušaičiui. Taigi Eglė Likšaitė ir Red Boy aikštėje. Po Eglės ruošiasi Valdemaras. Na ir dėja, varžybų įtampa daro savo, o kliūtis iš tikrųjų buvo pakeliui, dėja nešauta 8 kliūtis.